Dar viena saulėta diena mūsų Preilos stovykloje ir mes su mano mokyklos, piešimo ir saviugdos mokyklos mokinėmis kalbamės apie piešinius. Šiandieną Rasa Mačiulienė pasidalins savo patirtimi, kurią sukaupė paskutinių metų eigoje. Rasa daugiausiai domisi piešinių skaitimu, tyrinėja įvairias žmonių grupės. Tai yra išskirtinė tokia fraktalų piešimo metodos rytis. Tikrai atrodo, kad piešinį lengva nupiešti, lengva ir jį perskaityti, bet taip nėra. Iš tiesų, piešinį perskaityti reikalingos gilios žinios, patirtis, žinojimas. Ir tai tikrai nėra burtai, tai yra mokslas, kuris remiasi konkrečiais požymiais. Ir Rasa, jinai kaip tik įsigilino į šitą svarbę sritį, kuri gali būti naudinga ir svarbi dirbant su vaikais, ieškant harmoningų santykių kolektyve, šeimoje ir daugelį kitų sričių, kurių mes dar galbūt nespėjom ištyrinėti savo mokyklos kontekste. Tai tikiuosi, šitas video bus įdomu pasižiūrėti, kokiusgi Rasa darbus surinko. Jinai pateikė ne tik savo darbus, bet ir savo šeimos, ir artimų žmonių, ir net savo darbo kolektyvo. Ir taip pat vaikų piešinių matysite. Ir jie visi yra skirtingi. Mėgstu fraktalinius piešinius lyginti su žmogaus veidu. Lyg tai kiekvienas veidas turi nosį, akis, lūpas, ausis, bet galima atskirti, kad čia yra vienas žmogus, o čia yra kitas. Ir lygiai taip pat žiūrint į šituos būtent terapinius piešinius, jie galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo panašus, bet kada pradedi juos tyrinėti, jie pasirodo labai skirtingi ir gali nemažai pasakyti apie žmogų, jo charakterį, polinkius, talentus, kai kurias ligas netgi parodyti, tam tikras silpnesnės kūno vietas, atskleis žmogaus potencialą, ar jis lyderis, ar jis kaip tik intravertas, jautrus menininkas viduje. Visą tai gali papasakoti piešinys ir tai yra įdomi sritis tyrinėjimui. Taigi linkiu pasižiūrėti, pasisemti įkvėpimo, žinių ir apgalvoti šitą galimybę, gal jinai tinka ir jums, per piešinį pažinti save ir savo artimuosius. Tiesiog psichologija visą laiką buvo tokia sritis, kuri mane domino. Buvo visada įdomu, kodėl žmonės vienaip ar kitaip jaučiasi, kodėl vienaip ar kitaip galvoja. Ir tarsi net ir toj pačioj situacijoje būdami, atsidurdami, jie kažkaip tai elgėsi kažkaip tai skirtingai. Ir tas mūsų panašumas ir tas skirtumas mane visą laiką, tiesiog domėjausi, kodėl taip yra. Ir kad tos žmonės suprasti, kurie yra aplinkui, tarsi reikėtų sudarinėti kažkokias apklausas ar kažkokius tai testus, tai man pasirodė, kad būtent piešimas fraktalų yra toksai galbūt paprastesnis būdas pažinti žmogų, mokėti galbūt prie jo prieiti, galbūt kartu su juo, jeigu reikia būti, gyventi ar ten dirbti, tai skirtingose srityse, tiesiog jį daugiau pažinti, nes kuo daugiau mes žmogų pažįstam, mes žinom, kaip elgtis pačiam prie jo. Ir tas buvo pirmiausiai galbūt savęs pažinimas, taip kartais būna irgi, kad mes norim atrodyti kitiems žmonėms geresni, taip aš čia tokia graži, balta, pūkuota ir čia viskas man labai gerai, o viduje tai taip tikrai visokių tenais tų emocijų ir kad kartais net nežinai, ar jau čia tikrai nepyksti ir taip galbūt ir o gal visai pykstu. Ir to piešimo būdu galvojant, ar tikrai, dar kol net nežinau tų spalvų reikšmių, tų visų platelių dydžių, kad kokia iš tikrųjų ta mano emocija, aišku, tai yra momentinė, bet ir tiesiog teko išgyventi tokių didelių pokyčių
ir norėjau galbūt daugiau save suprasti, kaip tas tiesiog nusėdo mano gyvenime, kiek to liko, kiek gal tokių naujų spalvų įgavo. Ir man tikrai buvo labai įdomu pažinti pirmiausiai save. Ir kaip sako, norint pažinti save, reikia stebėti kitus. Tai pirmiausiai, aišku, su džiaugsmu papasakau savo šeimai ir, aišku, kai visi skirtingai reagavo. Sūnui tai atrodė, sako, čia tavo tie burtai, manęs neveikia čia tie burtai, aš nieko čia tau nepiešiu. Bet sakau, tai nupiešk iš pradžių nors ten tas linijas. Tai paskui jau dar kažkiek tai paspalvino, bet paskui sako, žinai, duok, aš sako, tau nuspalvinsiu. Ir tikrai tas svarbu iš tikrųjų, kaip jaučiasi vaikai, kaip jaučiasi vyras, kaip jaučiasi mama ir kad tie žmonės, kurie yra arčiausiai mūsų, taip norisi tos geros aplinkos, kaip aš sakau, aš esu egoistė ir aš labai noriu, kad aplinkui mane būtų laimingi žmonės. Ir kad nuspėt, pamatyti, ar ten kažko tai trūksta, ar jiems trūksta ramybės, ar jiems sveikatos, o gal tos ramybės dėl sveikatos trūksta, tai tiesiog jos pažinti ir kažką tai keisti, kažką tai daryti, kažkur tai, bandyti galbūt pakalbėti, galbūt tai yra tik tai tas toksai momentas. Dar įdomu buvo tai, kad fraktalo pagalba galima tik nusistatyti savo būseną, bet ne tik nusistatyti, bet ir keisti save. Tiesiog nusistačius ir jeigu noriu, žinau ką pakeisti, tai tiesiog linijos, išsidėstymas, fraktale, spalvos, viskas turi reikšmę. Ir tiesiog, kaip ir Brigitos knygai parašyta, nusipiešti gyvenimą, kokį noriu. Ir tai yra ciklas iš 21 darbo, tai tiesiog bepieždama tos darbus jie tokie savotiškai skirtingi, aišku vis tiek, kadangi yra ta pati ranka, tai kažkiek ir panašus. Ir ugdyti savyje kažkokias, tai ieškoti savyje kažkokių tai kitų savybių, kurios padeda man skleistis, padeda kažkaip kitaip galvoti, iš kitur pasižiūrėti į save, į aplinką. Tai tas mano korekcinis ciklas padėjo man šiek tiek augti ir galbūt, kai pamačiau tą pokytį savyje, tai tada galvoju, kad visai įdomu būtų patyrinėti ir daugiau ir kitų žmonių. Ir taip pat, kažkiek tai padėjo man mano šeima, kurie nupiešė man piešinių. Dar buvo kolektyvo vakarėlis, tai tiesiog mes nupiešėm visą mano komandą, labai mielai įsitraukė į šitą veiklą ir jiems buvo tikrai labai įdomu ir netgi jie ir norėtų dar vieno vakarėlio, ta prasme to korekcinio. Tai, ir kaip tarsi žmonės pažįsti, tie žmonės yra arčiausiai manęs ir aš juos šiek tiek pažįstu ir kažkiek tai aš galiu iš to piešinio skaityti tą, ką žinau, bet yra ir tokių dalykų, kurios, tiesiog pastebi, galbūt.
dar teko pravesti vieną pamoką Vilniaus mokykloje. Vaikai buvo maždaug 15 metų amžiaus, jiems irgi buvo tokia neformalaus ugdymo diena, kur jiems buvo įdomu tiesiog išbandyti kažką tai naują, buvo daug tokių, ten jiems pakviesta renginių ir man buvo labai keista, kad susirinko tikrai labai daug vaikų, kurie norėjo save išbandyti ir pažinti šitą metodą, kaip save pažinti per piešinį. Ir stebint tos vaikus, tikrai aš jas matau pirmą kartą, aš jų visai nepažįstu ir jie visiškai vienas nuo kito labai skiriasi ir kažkom tai panašus ir tie jų piešiniai buvo tokie skirtingi, kad, ta prasme, kad kiekvienas norėjo to asmeninio dėmesio, kad ateikit, sako, man paburkit. Tarsi jie žiūri į tą kaip tokį burtą. Ir vienas berniukas sako, žinokit, man nieko naujo nepasakėt, čia viską man tą patį mama sakė. Tai, bet sakau, žinok, aš tai tavęs nepažįstu, ne aš tavęs žinau, kaip tu elgiesi tam kasdieniniam savo gyvenime. Tai, vadinasi, visą tai tiesa, kad tai, kad tu nupiešiai, kad, tai toks tu esi, koks tai. Man buvo labai įdomu mano mamos fraktalas. Iš tikrųjų, jinai labai nori ėmėsi, jai labai įdomu, aš ten pati labai domisi visokiais ezoteriniais dalykais, psichologiniais dalykais, atsineša krūvas knygų iš bibliotekos ir jinai skaito tas knygas, turi labai daug žinių ir kiek jinai tą visą taiko ir jinai tiesiog nupiešia labai daug tų kilpų, praktiškai vien kilpos, kad tai man buvo labai įdomu, kad jos tos pasikartojančios mintis ir iš tikrųjų, kad jinai visą laiką, atrodo tikrai, kaip ir tas paskaitai, atrodo jau žinai ir tą reikia taikyti, reikia kažką tai daryti, kažką tai galbūt keisti, galbūt kažką tai, bet ne, dar kartą paskaitysiu tą patį ir tas, kad, ir tas nepadeda, aš tai galvoju, žinios vienos taip savo, jos nieko vertos. Bet jeigu jas imti ir naudoti kiekvieną dieną, nors po vieną kažkokį taškelį, kad šiandien tą biškį padarysiu, rytoj jau pamirštu, gerai, šaunuolė, kad prisiminiau ir rytoj padarysiu ir kad nors po truputį įvesti, kad mes žmonės ir kad, kaip sakau, savaime viskas vyksta blogyn ir kad save pagauni kažkokią momentą ir tiesiog vėl pasikeli, kad tai kažkur tai, kad, tas pozityvumas, tas pozityvus mąstymas, kad, davai, darom, Piešinį galima šnekėti su žmogumi. Ir kad jo, taip kelt save iki širdies lygio, kad, vis krentam, bet ir, darom. Reikia, kad, paėmė į vižinę ir darom, kad ir, gal tik, aš taip labai turiu tokį šviesę tokią viziją, kad mamai dar duosiu nupiešti ir kad jinai bandys piešti tos korekcinius piešinius, kad jinai norės. Iš tikrųjų, tams vyresniems žmonėms labai sunku į savo gyvenimą įsileisti kažkokį tai pasikeitimą. Atrodo, aš jau tokia esu. Bet, visai įdomu, kad aš esu ir kitokia, ir galiu būti kitokia, ir kad galiu pasikeisti ir kažko tai. Ir kad save labai sunku pastebėti. Taip atrodo, kad ypatingai jeigu gerėja poveikis, tai pagauti save, kad o žiūrėk, pas mane nebeliko baimės. Ir tai buvo tas, bet tai gal šiandien tik tai. Rytoj gal praeit, gal vėl tas atsiras. Paskui rytoj irgi taip, vadinasi, viskas gerai, viskas veikimo, ta prasme, linkme eina. O, ta prasme, kad kai geriau, mums atrodo, kad taip yra savaime, kad, viskas taip kaip koja, kaip ranka, viskas turi būti vietoj. Kaip blogėja mums, tai mes tada labai pajaučiam, kad mums skauda, kad mums nepatogu. Tai save pagauti, kad kai mums gerėja yra procesas, tai kad vien tik tai, kad nupiešti, tai turbūt neužtenka, reikia dar save stebėti ir tam skirti laiko. Turbūt laiko mes turim dabar mažiausiai. Ta rutina tokia, kaip sakau, jau dabar viskas taip greitėja, tas tempas ir
tiesiog sustoti ir skirti tą laiko. Nėra laiko, bet vat jo skirti, kad savo artimiesiems, ypatingai turbūt. Kaip gyvenimo draugas, kaip jisai reagavo į piešimą? Jisai net nupiešė 2 man piešinius, nes iš tikrųjų tas buvo įdomu palyginti, kad yra panašumo vienas kitame ir netgi radau panašumą jo su jo dukra. Kad jie netgi tokias pačias detalės toj pačioj vietoj ir tą pačią spalvą net nuspalvino. Ir tas irgi buvo toksai, kad mes visi turime to kažkokio tai bendrumo, kad net nežinau, kaip kažkada teko būti žaidime ir kad atrodo, tie žingsniai ir mano gyvenimo partneriai yra tokie patys. Ir kad lektorius paminėjo, kad jeigu mes ilgiau pabūsim visi šitoje aplinkoje, mūsų visų pasidarys panašus. Ir tie patyrimai, kažkokia ta bendrystė, jeigu mes kalbam, jeigu susikalbam, tai žodžiu, tos spalvos, tos linijos, tos išsidėstymas ir tie visi patyrimai veikia. Iš tikrųjų, ir tai įdomu, kad tai veikia ir įdomu, kad reikia stebėti, kad reikia save pagauti. Ir tiesiog, man tai labai buvo įdomus atradimas ir už tai taip norėtųsi, aišku, man trūksta dar ir turbūt ir žinių, ir patirties, iš tikrųjų ir pats metodas yra naujas. Ir aš esu nauja šitame kelyje. Ir kad manau, kad tik tai praktika turbūt duoda didžiausių rezultatų ir kad ir būna, kad ir nelabai gerai sekasi, bet kažkaip daryti, imti, kad labai norėčiau, jeigu tik tai būna aplinkoje žmonių, kurie nori, sutinka piešti, tai. Žmonės mėgsta klausyti iš tikrųjų apie save, kalbėti apie save ir tai, kad jau jisai gauna kažkokios tai informacijos, kad ir iš tikrųjų, aišku, daugiau žmonės nori girdėti tos gerus dalykus, kad čia pas mane viskas gerai ir tas gerai. Ir aišku, to fraktalo, tas pozityvus aiškinimas, tai įpareigoja turbūt šiek tiek, kad kažkokiu, tarkim, jeigu žmogus turi kažkokiu tai nuoskaudų, kad problemų kad kaip bendraujant su žmogum šiek tiek pajausti, kiek jisai gali girdėti, kad galbūt po truputį, galbūt šitą, kad jisai priimtų, kad jis nebūtų jam kažkokios dar vienos kažkokio atmetimo jo nuoskaudos. Kaip ir sakiau, kad žmonės kartais galvoja, kad ne, pas mane čia viskas gerai. Ir taip tikrai kartais būna tokių dienų, kad jų norisi mirti. O ateini į darbą ir sakai, viskas gerai, čia žiūrėkite, taigi pastatysim, padarysim, taigi čia gyvenimas eina į priekį. Ir tas tokį kartais pamatymas to, kad yra tokio nelabai gero, bet tiesiog jį pagalvoja, kad čia galima dar ir tą padaryti ir to įkvėpimo turbūt reikia tiem žmonėm. Kad pamatyti save iš kažkurio tai kito kampo, kad pasižiūrėti į savo problemą iš kažkokio tai, iš kitos pozicijos, iš kitos padėties. Ir, tikriausiai vieniems lengviau, kitiems sunkiau, bet aš tai manau, kad jeigu žmogus jau nori nupiešti, jis yra atviras tiem galbūt kažkokiam tai aiškinimui, savęs analizavimui. Tai manau, kad mes visi norim, kad būtų geriau. Tai tas, iš tikrųjų, tai tas ir labiausiai ir džiugina, kad yra technikų, yra būdų, kaip pakeisti pirmiausiai save, paskui savo, tiesiog aplinkinius savo. Tai galvočiau, kad kai žmogus būna pats geras, kai pats keičiasi, tas gerumas vėl sąlyginis galbūt, tai ir turbūt ir aplinka savaime keičiasi, nes mes dažniausiai norim pakeisti kitus, kad jie būtų geresni, tada man bus patogiau ir lengviau irgi pradėti būti gerai. Bet turbūt pats sunkiausias darbas yra su savim. Kaip aš sakau, kaip bebūtų gaila, nieko negali pakeisti, tik tai save.
Ir, ir turbūt pats sunkiausias darbas save pakeisti. Tai, ir nėra kitos išeities. Ir taip sakau, tai Viešpatie, kodėl tu taip sunkiai sugalvojai? Bet yra būdų. Bet labai smagu, kad yra būdų, kad yra priemonių, kad mes galim, norim ir padarysim. Tai aš labai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą būdą. Galbūt tai nėra sunkus kelias pažinti save ir linkiu Brigitos mokyklai, kad jinai kuo daugiau turėtų mokinių, plėstųsi, kad būtų kuo daugiau to aiškinimuose ir aš manau, kad ir aš vis sugrįžtu pas ją dar labiau pasigilinti ir pasiaiškinti kažkurių tai dalykų, kad tiesiog kad giliau suprasti, kad labiau išplėsti tą žinojimą, kaip pačią sritį, tikrai labai svarbu, kad jeigu paimti kažkokią tai vieną sritį ir ją gilinti ir kad jaustis savo srity kažkokio tai tarsi profesionalų, galbūt nebūtinai tai, kad ir profesionalų, bet kad tos žinios būtų gilios ir kad jos padėtų žmonėm. Kad visa ta energija to pozityvaus mąstymo, to tokio savęs pažinimo skleistųsi visiems. Ir taip mes pradėtumėm spalvinti visą savo pasaulį, visą savo aplinką, ir namus, ir vaikus, ir vyrus, ir kad šypsotųsi mamos, žydėtų gėlės. Ir žemėje būtų ramu, kokia ten buvo daina, gražu. Tai su geriausiais linkėjimais šitai mokyklai, Brigitai, labai ačiū mano mokytojai.